Labas visiems, pagaliau atėjo ta diena, kai mes skrendame pas Rasą į Kiprą ir turėsime nerealų Avalon Summer Party. Keičiam šitą baisų orą, šitą šaltą pavasarį į Kipro saulę ir aš pasiimu jūs kartu į mūsų kelionę. Čia Lietuva, čia +7, čia lietus lyja ir lis dar savaitę, o mes varome į Larnaką. Šiandien aš ten įjungsiu taupimo režimą, saulė ir tik 28, o ryt poryt jau kalsiu 30. Nagli, gal paskambinam Rasai, paklaus, kokia temperatūra Kipre. Kokia dabar? Taip. Gerai, nes prognozę žinau. Rasa, labas. Kiek laipsnių dabar pas jūs yra? Kokia temperatūra? Rytoj bus 28, o po to 30. Tai gerai. Tai aš taip suprantu, kad karštas vakarėlis garantuotas. Tuoj susitiksim. Gerai, tuoj susitiksim iki. Mūsų lėktuvas jau nusileido Kipre. Kolektyvas, kaip nuotaika? Negirdžiu! Nuotaikos labai geros. Aišku, autobusas pilnutėlis, bet mes turime inspektorę, kuri eina patikrinti pas Moniką, ar sąraše visi žmonės atvyko. Tai keliaujam pas ją į priekį autobuso. Tikimės nežūsim. Elena, paskutinė, užbraukė. Aš atvykau. Taip, visi. Ar neramu buvo, ar buvo baisu, kad kažkas pasiklys? Buvo, neslėpsiu. Bet visi čia dabar labai gerai jaučiuosi. Visuomet tai būna, ne? Kai organizuoji kažką, čia didžiausia turbūt baimė. Taip. Tai ko norėtum palinkėti visai šitai kelioniai? Geriausių įspūdžių Kipre, nes čia tikrai labai šilta, labai gražu, labai įspūdinga. O ką reiškia šitas apsiniaukęs dangus, nes visi labai išsigando. Sako, ar čia lis, ar kas čia bus? Prieš audrą, prieš gerą vakarėlį. Pagaliau atvažiavom! Su balionais išlipam. Nuotaikos, nematau kažkaip žmonių nuotaikų dar kol kas, bet tuoj viskas pasikeis. Kaip čia nuotaikos? Labas! Super, labai geras nuotaikas. Gerai nusiteikę. Kaip visada, puikiai. Kas mūsų laukia šiandieną čia? Tai dabar mes einame link viešbučio ir mumis pasitiks Rasa. Tai pirmą susipažinkime su ją. Taip. Gerai, keliausime tuoj pas Rasą. Sveika atvykus, kaip gera tave matyti, kaip nuotaikos. Dėlė kokios 500, nuotaika 500. Kas mūsų laukia, trumpai papasakok. Wow, pradžioj prašom apšilkit, tada įsiregistruokit, tada pavalgykit ir tada pradėkime švęsti. Nuostabu, pati nusiteikus švęsti. Dėlė, kaip aš jau švenčiu. Pamatau dabar jūs, tai man iškart jau pulsas kyla. Tai reikia tikėtis, kad visas šitas savaitgalis bus vienas didelis geras vakarėlis. O taip, darom. Labas rytas, išaušo dar vienas labai gražus ir labai šiltas rytas Kipre. Mes esame prie autobusiuko, nes jau vėluojam išvažiuoti į ekskursiją 13 minučių rūtelę. Pasako, kokie mūsų šiandienos planai ir kur važiuosim. Viskas, tai jūs išleidžiu į nuostabią ekskursiją, pažinsit Kiprą, nuostabias gražias vietas, o mes varysim pasitikti Donato Montvydo, ruoštis Avalono White Night Party ir lauksim jūsų peroj. Super, laukia šiandieną pats didžiausias vakarėlis. Važiuojam į ekskursiją kartu.
Sveiki, aš vardu Janakis. Šiandien mes esame čia Grand Zafyre, Kipre ir mes dabar laukiame mūsų takso ir varysime pasitikti Donatą Montvydą. Pats to negaliu patikėti, negau, kad aš turėsiu tą šansą jam ne šiaip ranką paspausti, bet su juo to pačiu ir pokalbį paturėti. Gana kalbėti, eina pasitikti Donatą Montvydą. Keliaujam. Atvažiavau su šitą gražią Avalon mašinytę į pagrindinę vakarėlio vietą Pera. Keliaujam pažiūrėti, kaip laikosi Rasa, pažiūrim, kaip renkasi mūsų visi svečiai ir kas be ko. Laukiam vakaro kulminacijos Donato Montvydo koncerto, bet visų pirma, reikia pažiūrėti, ar apsauga praleis. Atsiprašau, sorry. Yes. Mes jau vakarėlio vietoje, pažiūrėkit, kaip gražu, kiek daug baltai apsirengusių žmonių, visi akivaizdu laikosi dress kodo. Ir štai čia yra viso ko kaltininkė, gražioji Rasa. Labas. Labas. Negaliu kaip moteris nepagirti tavo šiandienos suknelės. Prašau, pasakok. Kas ją siuvo? Iš kur šis meno kūrinys? Oi, tikrai menas, tiesiog malonumas dėvėti tokį, kai Juozas pats savo rankom pasiuvo. Nuostabusis mūsų Statkevičius, geresnio nesuradau dar dizainerio. Geresnio dizainerio nėra, bet ir žinokit, nėra geresnio modelio. Labai gražiai atrodai. Kaip tu nusiteikus šį vakarą? Labai, tiesiog excited. Ir kai matau kipriečius, baltai apsirengusius, jie niekada nesirengia, jie visada juodi. Tai kad kažkas, jau didžioji dalis iš jų baltai aprengti, jau man čia wow, o kad jūsų tiek nuostabių lietuvių atvažiavo, tai aš kosmose, aš jau nejaučiu kojo, aš tiesiog skrendu. Pakilus Rasa į orą. Žinai, atrodo suorganizuoti, suplanuoti, padaryti tokį renginį, tokį reikalą. Iš išorės atrodo, kas čia yra, viskas pavyko, visi atėjo, bet iš tiesų pasakok, streso, nervų buvo kokiu nors? Trupačiuką. Bet jau dabar viskas atlūgo, viskas gerai? Jo, dabar viskas. Dabar jau matau, kad viskas eina taip, kaip reikia ir net geriau. Ar bus geras vakarėlis? Va čia yra svarbiausias klausimas. Kas mūsų laukia? Kas mūsų laukia? Tik kas gera. Kuo tolyn, tuo geriau. Gerin dabar su lik pusvalandžiu vis gerės, kol užsikurs. Mes sudrebinsim Kiprą taip, kad jie mūsų niekada nepamirš. Ir jeigu vakare turėtų temperatūra kristi, tai jinai čia tik tai skils, aš jau jaučiu karštą čia. O jes, o taip. Egidijau ir Daina, šiandien vakaro nusiteikimas. Koks levelis? Absoliutus. 3000. Jeigu reikėtų spėti, kelintą valandą šiandien, rytoj, tai yra, eisit miegot? Manau, kad iš vis ne. Planuojam iki pičpatį pabūt. Iki rytoj dienos. Šiaip nuotaika gera, pasiruošimas, ar sunku buvo rasti baltus drabužius? Nu ne, visada pasiruošę geram laikui. O vyrui kaip su baltais, patinka balta spalva? Nu jau labai stengiausi toks nekaltas būti. Tikrai atrodot kaip angelai, tai tikiuosi, kad šiandien pašėlsit kaip velniai. Šiandien vakaro nusiteikimas. Kiek balų iš 10? Nu, pradžioje aš visada 10 iš 10, po to dar ir aukščiau pakyla. Nesimato, kad 10 kažkaip galima... Nu, tai užkaitęs, matai, kaip užkaitęs. Bet dėl to ir vainuos. Jacksono žingsniukus. O bateliai kokie! Iš kur tokius paroviai? Nu, tai Turkija šalia valtyje dažniausiai mes, kai neturim ką veikti, savaitgaliui į Antaliją plaukiam. Bet aš matau, pasiruošimas šiam baltam vakarėliui užtruko ne vieną dieną. Tai turiu sesytą, kuri labai ką pasako, tą reikia daryti. Jeigu reikėtų spėti, kelintą valandą tau šiandien baigsis vakarėlis? Kelintą valandą? Šiandien nesibaigs. Mes visada dažniausiai Kiprė
yra labai patogus skrydžiai ryte. Tai mes krūtam, judam ir po to tiesiai oro uostą mus veža. Jo, nes po to nueisi miegoti ir trumpai miegosi, keltis. Tai visi, kai eina tų savot, mes dažniausiai sakom tik pasiimti tik pasą, nes kartais tik su pasu ir grįžti, nes tiesiai oro uostą. Žodžiu, tavo patarimas keliaujantiems į Kiprą. Visada kišenė pasas. Ir daugiau nieko šiaip nereikia. Na, taip. Žiūrėk, neišskrisk šią naktį iš čia tiesiai. Ja, nes čia užsibuosim. Šiaip kartais buvo ne savaitę, kartais 3, nesijaučia, ar 1 ar 3. Tai gero vakarėlio, labai gerai, kad čia vėdini tiesiog. O, nes karšta, aš sakiau, kad šiandien bus karšta. Šalia manęs nuostabioji Vaida, kuri šiandien atrodo kaip tikra, nežinau, Afroditė princesė. Kaip tavo nuotaika? Nu, puikiai. Kiek balų iš 10? 10. Ar tikrai? Tikrai. Garsiau. Daugiau 10. Nuostabiai atrodai, ar sunku buvo išsirinkti įvaizdį, kiek laiko skyrė apmastydama šitą baltąją vakarienę, šitą baltą vakarą? Ieškojau, bet nieko neradau, tad nusprendžiau pasisiūti. Tai 2 susitikimai ir 3 buvo atiduotas. Kas siuvo, mums įdomu. Memfita. Wow, apsisuk. Aš visiems sakau, kad nors vakare temperatūra krenta, šiandien panašu bus žiauriai karšta, nes laukia geras tūsas. Labai. Ar lauki Donato Montvydo koncerto? Laukiu, mokinausi visas dainas. Kuri mėgstamiausia? Ne, išduosiu. Bet tikiuosi, pamatysim Vaidą tave šokio aikštelėje. Tikrai taip. Šalia manęs Inga ir Gabrielė, labas panos. Labas. Šiandien vakaro nusiteikimas. Koks? Puikus. Energingas. Nematau energijos daugiau. Kaip suprantu, 10 iš 10, ar ne? Daugiau negu 10. Jeigu lubos yra 10, tai tada tikrai daugiau negu 10. Aš tikiuosi jūs pamatyti šokio aikštelėje, nes šiandien koncertuos Donatas Montvydas. Galima bus nusimti batus. Reikės. Ar ilgai užtrukot galvojant, ką reikės šį vakarą apsirengti? Ne, nes nebuvo laiko, kaip visą laiką, ir buvo paskutinės minutės sprendimai, ir jau tiesiog, kai suknelės buvo, tai jau jos neturėjo kitų šansų, kaip tikti. Taip, o tu paskutinę minutę? Na jo, taip. Atskleiskit mums influencerių darbo kitą pusę, ko mes nematom, kiek šiandien nuotraukų padarėte. Kiek suskaičiavai, kiek tu matei, kiek vien tu matydamas suskaičiavai? Mačiau vien pas jūs, gerai, Gabrielė visada mažiau kelia stories, tai manau, Gabrielė kėlė kokius 4 max, bet Inga 10. Aš gal 10, o Vaida tada kokiu, man atrodo, 40. Pas mus maždaug taip. Taip išsidalina, viena mažiau, kita viduriuko, kita daug. Mes šią kelionę dirbam ant paustų, ant įrašų. Ir nors atskridot merginos į Kiprą, ar realu buvo atskristi tik su mažuoju salono krepšiu kuprine, ar iš tiesų atskridot su lagaminais? Nu, su mažu lagaminu labai optimalu, tai čia ir ne influenceriai su tokiais skrenda. Bet tos mažos kuprinės neužtektų, ne? Ne. Gerai, tai panos, gero jums šiandien koncerto. Lauksiu pamestų batų nusimautų ir jūsų Inga lauksiu, kol praktiškai užlipsi ant scenos ir dainuosiu su Doniu. Elena, stabdy mane nuo šito. Manęs visuomet klausia, o taigi ko jūs žurnalistė klausite? Sakau, reikės deklamuoti eilėraštį. Gerbiamas Vyga, prašau. Eilėraščių galim labai daug prideklamuoti, turim ir savo kūrybų, su dukra esam kūrę, bet šiandien mes susirinkom ko gero ne eilėraščius deklamuoti, pasiklausyti gražios muzikos, su daug pozityvių žmonių susitikti, pabendrauti, pasidžiaugti tokia gražia švente Avalon kompanijos gimtadieniu. Ačiū. Šiaip kaip nusiteikimas? Iš 10 balų prašau pateikti skaičius. 25. Galima garsiau, nes kažkaip neskamba įtikinamai. 25 tikrai. Dar garsiau. 100 balų. Na gerai, gal ir patikėjom, kad 100 balų. Kelintą valandą bus einama miegoti, o gal iš viso nebus einama miegoti? Tokią šventę miegoti tikrai negalima. Reikia prabūti, palaukti ryto, sutikti saulę ir po to jau žiūrėsim. Ar galima būtų iš jūsų išgirsti kelis patarimus tiems, kuriems rytojaus rytas bus labai sunkus? Darot, kaip ir mes darom su Paulium. Atsikeliat anksčiau ryte, tiksliau neinat miegoti, prabėgat krosą, įsimaudot jūroje ir tada viskas nuostabiai gerai. Viskas taip rytoj ir darysim. Nuotaika puikiai, užsidegimas švęsti didelis ir nuostabus. O kaipgi su orais, Nagli?
Na, šiandien įjungiau taupomąjį režimą, kad adaptuotųsi tie, kurie atvažiavo naujai, ir tai vadinasi tik 28. O ryt po ryt jau po 30 bus, tai su orais čia Kiprė viskas gerai. Nu, o tėvynė kaip tėvynė. Patys kalti, kad jie ten pasilikę, ne? Taip, iš tikrųjų nuostabi vieta ir visiems nuoširdžiai siūlau čia kada nors apsilankyti, kai bus proga ir galimybės, nes man čia viskas patinka. Naglė, mes pripratę tave matyti visuomet su kostiumu, pasitempusį žinių tiesioginėme eteryje. Koks Naglis iš tiesų yra vakarėlių metu? Aš manau, kad vakarėlio eigoje ir pamatysime. Ar gali būti, kad šiąnakt... Tebūnie nedidelė intriga. Ar gali būti, kad Naglis šiąnakt nemiegos? Nu, pagal aplinkybės. Ar yra buvę tokių vakarėlių, kad tikrai reikėtų lipti į lėktuvą net nepasnaudus? Patylėsiu. Tiesiog to, kaip sakoma, kas galėtų paneigti kad, bet šitoj vietoje geriau patylėti. Kokie būtų Naglio patarimai tiems, kuriems rytoj bus sunkus rytas? Jūra. Va čia. Pliumpt. 10 minučių ir bus gerai. O jei plauk nemoki, irgi pliumpt ar geriau tada ne? Tada tiesiog tupt. 10 minučių ir bus gerai. Iki kaklo taip apsemto ir kyla. Taip. Ir dar po to veidelį prasiprausti. Čia Elena ir Indrė praktiškai iš didžėjaus vietos. Indrė, ar šiandien pasukiosi plokšteles, ką nors muzikos paleisi? Šiandien esu pasiruošus šokti. Aš žinau, kad tu šoki ir labai gerai šoki. Su visais kartu šaukti mes norim dar. Tikrai taip, švęsti iki galo. Atrodai nuostabiai. Man įdomiausia, ar sunki tavo suknelė? Panešama. Galiu paliesti. Tai žinau. Svorio yra. Ar ilgai ruošiesi šitai šventėjai? Matot, aš čia dabar atvykau praktiškai tiesiai iš oro uosto. Visi turėjo labai smagią, mačiau dieną. Keliavo po Kiprą. Mes su kolegė atvykom tiesiai čia, tiesiai iš oro uosto, tai pasiruošimui daug laiko nebuvo. Kai keliauja Indrė, ar visuomet reikia registruoto bagažo, ar užtenka ir mažesnių krepšių? Priklausomai kur. Šį kartą reikėjo registruoto. Kelioms dienoms? Po šios kelionės aš tiesiai iš čia išskrendu dar ne į Lietuvą. Tai toks man bus labai geras startas. Kai Indrė švenčia, kaip stipriai jį švenčia? Aš kiekvieną dieną švenčiu gyvenimą, turbūt taip galima pasakyti. Ir nežinau, toks klausimas, kaip švenčia, reikia džiaugtis tiesiog. Ir kai yra gera kompanija, linksmi žmonės šalia, tai ta šventė nebūtinai tai turi būti iki ryto, bet ji gali būti labai gerus jausmus dovanojanti. Bet jeigu rytoj bus tokių, kuriems bus labai sunku po šventės, ar turėtum kokių nors patarimų jiems? Nežinau, ateikit, paprašykit pagalbos, gal kuo nors galėsiu padėti. Vandens stiklinę. Kokteilį susukti. Tai dar ne pabaiga.